Labą dieną, kon sveikinamės iš triušių. Tai va, šiandien valysiam narvus. Čia burgundų patėlis ir jos, kaip sak, sukerktas dabar prieš 7 dienas. Ir dabar matos iškart, kad jau greičiausia kergėms bus pavykis, nes triušsi pradėjęs narvį rausti visokius kompus, kaip sak, daryti netvarką. Čia, kaip sak, vienas iš ženklų, kad greičiausia patelė bus apsivaisėnusi. Tas pats į viršau. Į pradėjus rausti. Aš pats kergėm tai, ką darau su triušės, tai taip įdėt pas patinį, jeigu kergėms pavykis, paskiau po 5 dienų dar kartuoju ir žiūr, kaip ten ir, arba prisilėt patiną ar ne. Jeigu neprisilėt, pasižymu datą pirmąjį kergėm ir tada žiūram, laukam, ar atsiveda, ne, po 30 dienų. Plius minus ten galbūt ir 1-2 dienas, kaip sak. Vėliau arba anksčiau, nuo tos datos. Čia dažniausiai, grubiai apie mėnesį. Tai 30-31 dienų ir triušiai atsivad. Tai va, šiandien išsivalysiam. Bandysim parodyti etapas, kaip valom narvus, ką dar dedam į dugną. Pas man čia grindis narvų ir medinis visur. Ant tinklą nebelaikau. Seniau laikydavo, o dabar jau nebelaikau. Vienim ir patogiau tinklinis, kitim medinis, aš taip perėjau prie medinių. Ir laikau triušsiam pakratą. Tai bandysim tam kartu teik, paskiau įdėsim kitą etapą. Darom, kai jau išvalom seną kraiką. Nu, dabar išsivalėm kraiką. Vais kažkur toks. Nesistengam čia per daug visko neišveisiu, šepečiu, tai išvalom, išgrundom su va tokiu prietaisu. Prašlaunam, paskiau sušlautelį. Būn varatinklių, čia pukų, apkeim, visi kampatus prašlaujam. Nu, dabar į dugną. Beram pjuvenų. Kodėl pjuvens? Pjuvens ber dėl to, nes drėgmį padėt surinkti. Ir sausiau ir. Šiaip dar vasar dezinfekcinis miltelis barstau, kad bišką amoniaką kvapą nuimtom. O kadangi žiema dabar, tai tų nededu, nes nelabai jautas amoniakas. Tai va, išberam pjuvenas, į priekį labą neberam, viskom beram į galą, nes triušis toks įruns. Un vis tiek pasidaro savo tualetą kažkuriam vienam kampi. Tai va, išberam pjuvenų. Tai jau dėsim šiaudus ir pratęsim apie šiaudus. Na va, įdėjom dabar šiaudus, prikreikėm narvą. Šiaudus naudoju kvietinius šiaudus. Ir они gan žolėti tokie ir matos, kad čia 50-50 po šiaudų, pusė visokių žulių, varpučių ir kažko dar ten iš tų, kas būna. Tai va, įdedam šėryklą, patelėm avižas, nes kitokių grūdų neturiu, duodu avižas, kadangi dabar kombinuotų jom neduodu, kad neperpenėti. Atsives vaikus, tad pradėsim duoti kombinuotus. Tai va. Dabar, kai iškrekam naują, tai šieną nedėsiu šiandien. Šienas tik rytoj bus. Nes triušis vis tiek čia bandys daryti tvarką, jis to šieną nelabai iškos. Jis vis tiek valgys pakratą. Kokie šiaudai geriau? Tai nežinau, šiaudai geriau. Ir kvietiniai, avižiniai tink,
Mėžiniai nelaba, nes akututor, tai negera. Tai va taip, įkelsim tai jau triušį. Tai va, triušis gražins į narvą. Tai va, jis nelabai domėtumės tau šeinu, kaip minėjau, vis tik dabar iškos ką pavalgyti, austinės. Ką čia įdėjom dar pušų šakėlį, nes žiemą aš duodu dar pušų šakėlis. Jos, kaip sakė, ir maistingas, ir vitaminų turi. Tai va, tokį video norėjau padaryti apie valymą. Koks setups, kaip ką darau, gal kažkam bus naudinga. Nu, turiu iš savo komfortišką, minkštą ir pilna unsarončia maistą, vienam to šieno pirmą dieną niekam dėti nereikia. Rytoj, kai ateisim ryt, jau įdėsim šieną. Šieną irgi dedu, daleisiam kuriam nors vienam kampį įdedi į narvą patį ir žiūri, suvalgy, įdedi dar. Šeriklų nenaudoju, šieną turėjom, nes šį šeriklų irgi būna išpeš. Maži nedagaus, tur šeriklą ir žemiau jiems dėti, tai dėti tiesiog į narvą ir pas vieną triušiningą buvau taip matęs, tai visai man patik ir gerai ir. Tai va, toks video apie triušių valymą. Tai tiek tam kartui. Ačiū žiūrėjusim ir iki kitų video. Kaip sako, like, share, subscribe. Iki.